Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Sakoma, kad mirties akivaizdoje pinigai praranda prasmę. Galbūt, tačiau teisingiau būtų sakyti, kad pinigai visiškai praranda prasmę tik mirusiesiems, o jų artimiesiems sunkia akimirka kartu su išgyvenamu skausmu tenka pasukti galvą, iš kur neplanuotai gauti pinigų laidotuvių apeigoms, paskui kapo papuošimui ir artimojo atminimo įamžinimui. Ne pačiu linksmiausiu, tačiau amžinu ir reikalingų verslų užsiimantis antkapinių paminklų kūrėjai, gamintojai ir pardavėjai pastebi, kad sunkmečių klientų užsakymai ir poreikiai tapo kuklesni. Šiuo metu, šiais metais labai stipriai sumažėjo prekyba, sakykime, dvigubai. Bet čia tik tai palyginus su to šoktelėjimu. Nes dabar mes tame lygyje, kuriame buvom 2003-2004 metais. Tiesiog susireguliavo, sakykime taip. Nes žmonės, norėdami netaupyti, o kaip tik išleisti pinigų daug, tuose metuose, kaip 2005-2006 ir taip toliau, iki to labai išlaidavo. Dabar jau tiesiog susireguliavo, sakykime taip. Ponia Diena šiame versle jau ne vieneri metai. Ji puikiai žino įvairias subtilybės, pažįsta žmonių skonį. Daugybę metų paminklus kuria ir jos tėvas. Štai yra mūsų vienas iš tokių stambiausių užsakymų. Skulptūrinė kompozicija plus daug akmens panaudota. Šio specifinio verslo atstovai pastebi, kad žmonės arba taupo, arba apskritai atideda paminklo pirkimą geresniems laikams. Paminklų pardavėjai ir gamintojai taip pat siūlo geriau palaukti geresnių laikų ir įsigyti solidų gražiai atrodantį kūrinį, nei pirkti bet ką, nors surasti kuklų daiktą galima ir už sąlyginai mažą kainą. Paminklą įsigyti galima ir už 300 litų. Žiūrint, kokią kokybę nori ir kokio didumo ir taip toliau. Bet skalė yra vidurkis, sakykime, yra 4000. Su darbu, kad bent jau kukliai, gražiai pastatyti tvorelę, paminklą ir taip toliau. Čia jau, kaip sakant, toks minimumas, bet jau arčiau normos. Dar galima kažkiek tai sutaupyti iki 1000, nebent pastatysi, pats viską darysi, pirksi tik tai gaminius. Globalizacija atkeliavo ir į laidotuvių, o šiuo atveju paminklų verslą. Prieš 20 ar 15 metų retas lietuvis būtų įsivaizdavęs, kad ant jo artimojo kapo stovės Kinijoje pagamintas paminklas. Dėl pigios produkcijos plūstelėjimo iš rytų užsidarė ne viena paminklų gamintojų įmonė. Kiniška produkcija perkama dideliais kiekiais, masiškai pagal užsakymus keliauja į įvairias šalis. Šiame versle išliko tie, kurie sugebėjo suderinti vietinių meistrų produkcijos ir pigių užsienio prekių santykį. Trumpai tariant, klientų siūlomi ir brangesni vietos meistrų gaminiai, ir pigesni užsieniniai. Net gamybiniam savo skyriuje esam davę nurodymus, kad taikytų tokius modelius, kurie yra pigesni, brangesnių modelių išmatavimus mažintų, kad mes galėtume būtent užpildyti šitą, reiškia, mažėjimą perkamumo. Be abejo, yra ir kinietiškas gaminys įvažiavęs į Lietuvą, mes irgi dalyvaujame šitose pardavimuose ir skaitome, kad žmogus gali laisvai pasirinkti, ar jam pirkti prastesnės kokybės, bet pigesnį gaminį, ar pirkti vietinės gamybos geresnės kokybės, bet brangesnį gaminį. Reiškia, mūsų įmonė užpildo visus segmentus nuo pačio pigiausio iki pačio brangiausio, iki specialių projektų, kurių šiandienai gal jų yra sumažėję, bet jų yra. Ir patys brangiausi paminklai gali siekti ir 20 ir 30 tūkstančių. Bet tai jau yra ekskliuzyvai, kaip mes juos vadiname, tai vienetiniai gaminiai ir jų į metus papuola 2-3, nedaugiau. Natūralu, kad suplonėjusios piniginės pakeitė ir vyraujančias madas. Jei anksčiau buvo kone lenktyniaujama, kas pastatys aukštesnį, masyvesnį, o svarbiausia brangesnį paminklą, dabar antkapiai tapo kuklesni ir santūresni. Tačiau paminklų gamintojai ir pardavėjai mano, kad savotiškos kapinių mados pasikeitė ne tik dėl pinigų stygiaus. Pasikeitė ir lietuvių požiūris, supratimas apie tikrą išliekamąją vertę. Tiesa, kaip pastebi verslininkai, žmonių skonis labai priklauso ir nuo konkrečios gyvenamosios vietos. Mada tai irgi iš taupumo išeina, paminklai plonėja, mažėja, detalių daugėja,
Gražus paminklai skaitosi, kada iš kelių detalių ir daugiau negu 2-3 detalės. Jie be abejo ir gražiau atrodo. Jos sudėtingiau gaminti, bet granito kiekis mažesnis, kaina mažesnė. Tai tokia mada, bet madą kiekvienas diktuoja, yra žmonės ateina, jie širdį atsineša savo kažkokią tai mintį ir jie stengiasi ją realizuoti, kartais net kūrė su mumis, kartu su mūsų jau vadybininkais kūrė kažkokį tai projektą ir jį realizuoja. Tai labai priklauso lokaliai, nes pavyzdžiui čia Nemenčinėj, Vilniaus rajone yra tam tikras skonis, kažkur kitur, pavyzdžiui Kaune, ten dar toliau, ten visai kitokie paminklai prasiduoda ir visai kitokie paminklai yra populiarūs. Žiūrima į dydį, vat pas mus būtent yra kuo didesnis, kuo aukštesnis. Reportažo pradžioje kalbėjome, kad laidotuvių verslas vadinamas amžinu, tačiau nemažai kalbama apie vietų stygių kapinėse ir brangią laidojimo vietoms išskiriamą žemę. Laukiama, kada Lietuvoje pradės normaliai funkcionuoti krematoriumai. Tuomet įprastas kapavietės bent iš dalies pradės keisti kolumbariumai. Tačiau iki tol dar toli ir laidotuvių verslą tikriausiai diktuos pačių žmonių požiūris, tradicijos ir įpročiai.